Tai 2024 metai, jeigu mes numerologiškai sujungsim visus šitus skaičiukus, gaunasi 8. Aš nesu ekspertė numerologijos, man užtenka astrologijos, aš joje atradau visus atsakymus, bet žinau, kad 8 iš vedinės astrologijos yra Saturno energija. 8. Jeigu mes pažiūrėjom, tai yra begalybės taip ženklas. Ir begalybės ženklas dar reiškia karma. Karma iš sanskrito kalbos verčiamas kaip veiksmas, bet karma dar yra vadinama kaip priežasties pasekmės dėsnis. Viskas, ką mes čia turim, viskas, ką jūs dabar girdite iš manęs, tai yra pasekmė to, kas buvo prieš tai, kokia buvo priežastis. Kokia buvo priežastis mano pradėti studijuoti astrologiją, nes aš norėjau aiškumo. Aš norėjau aiškių atsakymų, kas aš esu, koks per žaidėjas šiame gyvenime aš esu, kokios yra mano užduotis, koks yra mano kelias, kas tas likimas mano. Aš norėjau aiškumo. Dėka astrologijos aš gavau stiprią priimimą kitų žmonių. Nes aš matau, kad kiekvienas žmogus turi savo astrologinį žemėlapį, savo instrukcijas, savo užduotis. 8. Grįžtame prie Saturno. Karma. Šie metai, apskritai, kokios būna karmos. Yra labai du paprasti, ačiū Jums už širdeles, ačiū už palaikymą. Yra du pavyzdžiai iš mano gyvenimo, kas yra geroji, kabutėse karma, ir blogoji, kabutėse karma. Geroji karma yra, kai mes atiduodame daugiau, nei paimam. Duosiu Jums pavyzdį. 18 metais aš atradau healerį, gidovačią. Ir nuėjusi pas jį į seansą po 2 mėnesių Balyje, kur ištaškiau labai daug pinigų ant visokių procesų, aš gavau tokią gilią patirtį, tikrai dvasinę patirtį su juo, ir sumokėjau 100 000 šitų pinigų, tai yra 6 eurai. Ir aš žiūrėjau į jo akis ir tiesiog klaupiausi ant kojų ir sakiau, kaip 6 eurai. Man vėl buvo tas pojūtis, kad kai mes gauname kažką labai vertingo, dažniausiai tai yra arba nemokama, kaip oras, kaip šviesa, saulė, kaip gamta, grožis gamtos, tai yra nemokama ir tai yra svarbiausia. Ir tas gidovas man priminė tai. Tai kitą kartą, kai aš pas jį ėjau, tai buvo 18 metais, po kažkiek mėnesių aš pas jį grįžau, aš jam sumokėjau 2 sumą, tiesiog padėjau 2 popieriukus. 3 kartą, kai aš atėjau, jis man sako, Veronika, praeitą kartą tu man sumokėjai 2 daugiau. Sakau, taip, nes aš tokia dėkinga Jums. Jūs tokį procesą padarėt. Tai yra Dievo patyrimas. Per tą kundalinį masažas ten buvo. Ir jis sako, Veronika, mokėk man tiek, kiek aš pasakiau. Mes vykime Balyje į karmą. Tuo metu aš nesupratau, ką jis turi minėjai, bet dabar, 2024 metais, kai pas jį užrašymas yra metams į priekį, aš supratau, kas yra geroji karma. Kai mes atiduodame daug, o paimam mažiau, kaupiasi geroji karma. Kaip toksai, tai žinot, jeigu jūs pirktumėt, dabar mes materialiam pasauliu labai gyvenam, tai jeigu mes nupirktume kokį gerą blenderį, sumokėtume labai pigiai, mes labai būtumėm dėkingi ir labai rekomenduotumėm tą autorių, taip, tą kūrėją tų blenderio. Nes mes gavome daugiau nei sumokėjome. Tai tas autorius, kuris duoda daugiau, bet paima mažiau, kaupia gerą, taip, karmą. Mes jį rekomenduojam, jis turi užpirkimus, jis turi į priekį darbo krūvį, jis gali daugiau žmonių aptarnauti su gerais blenderiais. Paprasta kalba, taip? Tai su geroji karma yra taip pat, kai mes duodame daugiau, o paimam mažiau, nes mūsų tikslas yra duoti geriausiai, ką mes turime perteklių, mes kuriame gerą karmą. Kas yra blogioji karma? Yra atvirkščiai, taip? Tai pavyzdžiui, mes
sukuriam kokį nors paprastą produktą, arba kaip dabar, kadangi yra irgi bumas mokytojų, gūrų, dvasinių vedlių, blogoji karma atrodo šitam kontekste, kai mokytojai, pavyzdžiui, vagia kažkokią informaciją ir pardavinėja kažkur. Gauna patys neišgyvena tą žinias informaciją, perduoda ir paprašo didelę pinigų sumą, pavyzdžiui. Tai kaupia blogą karmą. Čia toks preliminarus yra pavyzdys. Tai geroji, blogoji karma. Čia yra mano formuluotė, paprasta, kad jūs suprastumėte. Tai šie metai labai pasirodys per jūsų gyvenimą, ar bus tų rekomendacijų, kaip mes žmonių antplūdis, nežinau, pagyrimai, kažkoks augimas, ateis vaisiai jūsų darbų, arba jūsų praktikos, arba jūsų paieškų kažkokių, ir jūs pajausit, wow, išsiplečiu, tarsi gaunu, gyvenimo šventė atsiranda, ar kaip tik bus nuimta, atimta kažkas tam, kad sumokėti už blogąją karmą. Nes šitoj visatoje, šitoj žemėje pas mus yra visą laiką energetinis balansas. Tai jeigu jūs, toks nelinkiu be abejo, bet jeigu prarandat pinigus, pasakykit, gerai, kad pinigais. Gerai, kad pinigais sumokėjau už kažką, kur galbūt aš kažką padariau, kažkur buvau nesąmoninga, arba galbūt tai yra karminis kažkoks balansas, už praeitus gyvenimus, arba už mano tėvus, su priėmimu. Saturnas labai nori mus mokina priimti realybę, kokia jinai yra. Bet ta žinutė, ta mintis, viskas prasideda čia, kaip mes reaguojame tai, kas vyksta, priklauso nuo mūsų pasaulėžiūros ir požiūrių. Jeigu jūs žiūrėsite į netektis, susirgimai, pinigų netektis, taip, galbūt žmonės išeis iš gyvenimo, kaip į tam tikro balanso atstatymą, jūs galės net padėkoti. Galėsit pasakyti, ačiū, kad su pinigais, ačiū, kad tik ten peršalimai, o ne koks širdies priepuolis. Nes šitoj visatoje, šitoj žemėje nieko nevyksta šiaip savo. Viskas yra apie balansą, apie harmoniją. Ir tas amžinas klausimas, kuris ir literatūrai, ir grožiniai, ir visokio literatūrai per daug amžių apie tai, ar gyvenimas yra sąžiningas ar ne, su manim taip, bet kaip vyksta kažkokie dalykai. Jeigu mes žiūrėtum per vedinę prizmę, per Saturną, tai gyvenimas yra sąžiningas. Nes Saturnas karmos sargas. Jis yra apie sąžiningumą, apie balansą, apie tą karmos balansą. Tai čia būtų apie aštuntuką. Dabar pažiūrėkime Saturnas. Jau jūs sužinojot, kad tai yra karmos sargas, kad tai yra apie sąžiningumą, tai yra apie teisingumą. Šiuo metu nuo 2000, aš parašiau svarbią irgi datas, jūs galite pajausti, ar buvo kažkoks pokytis. Nuo 2023 metų sausio mėnesio iki 2025 metų kovo, tai yra 2,5 metų, Saturnas yra Vandenių ženkle. Prieš tai, reikia pasakyti, jis buvo Ožiaragėje. Kai mes buvome per COVID-ą, užspausti, tas užspaudimas yra Saturnas. Mes visi ėjome per Saturno transitą Ožiaragio ženkle. Per tą laikotarpį, ką mes dirbom, Ožiaragis yra apie darbą, darbingumą, ką mes ten prikaupėm, tai galbūt statusas, tai galbūt finansinės išmokos, atidėjom pinigus, nes nebuvo, pavyzdžiui, galimybių, taškyti pinigus, mes gal prikaupėm, sukaupėm, dirbom. Aš, pavyzdžiui, labai sunkiai dirbau per COVID-ą, logistikoje. Ir jogą vedžiau, ir astrologiją mokiausi. Buvo be galo sunkus laikas man. Bet tas potencialas, kuris buvo sukauptos per COVID-ą, nuo 2023 metų, kai Saturnas perėjo į Vandenį, dabar gali duoti tam tikrą
išsiplėtimo ir laisvės pojūtį. Vandenis yra irgi Saturno ženklas, kaip ir ožiaragis. Vandenis yra apie globalią komunikaciją. Tai sakiau, kalbėsime apie internetą. Tai iškvėpsiu. Labas, Gintarė, matau Jomantę, Modesta, labas. Kalbame apie vandenį, taip? Vandenis tai yra nauja epocha, tai yra naujas laikas, kai viskas tampa globaliai priimtina. Internetas yra vandenis, taip? Dabartinė komunikacija, kai aš sėdžiu Balio saloj, jūs esate Lietuvoj, arba kažkur kitur mes bendraujame, mes galim bendrauti, mes galim perduoti žinias, mes galim komunikuoti, tai yra vandenis. Naujos technologijos ir bendrystė. Dabar, jeigu jūs pastebėjote, parašykite man, ar pastebėjote, kiek kūriama yra bendruomenių. Klubai aš turiu minį naktiniai, bet kaip aš norėjau sukurti Astro klubą. Dabar kuriu jį, bet Rusijos bendruomeniai, rusiškai bendruomeniai. Astrologinis klubas, bendraminčiai, jungiamės į grupuotės, jogos bendramintis. Taip. Visas ta bendrystė, kuri turi vieną kažkokį apjungiančią idėją, tai yra vandenio laikas. Instagramas, kur yra irgi bendruomenė, ne, jūs su manimi, nes jums gal tikiuosi, kad aktualius tos temos, kuriamis aš dalinuosi. Mes susijungiam čia, mes dabar esam kartu, mes komunikuojam globaliai, mes galim globaliai kažką keisti. Tai yra vandenio laikotarpis. Ir Saturnas per šitos 2,5 metų, aišku, priklausom, kur jis stovi jūsų būste, kokio gyvenimo srity, nes ten gali būti išsiplėtimas. Gali būti galimybė globaliai kažką gyvenime keisti ir veikti. Savo pavyzdžių parodysiu, ne? Per tos 2,5 metų, 2000-ųjų, darbas. Aš prikaupiau pinigų, aš prikaupiau žinias, aš sukūriau online projektus, kurie padėjo man paskui keliauti, išsiplėsti, būti arčiau žemės visatos šalių, kultūrų kitų. Tai online kursą aš gaudavau pinigus, aš perėjau tą vandenių ženklą per online. Tai dėka to, kad aš gavau ožiaragio savybės per COVID, tai yra darbštumas, atsakomybė, disciplina, toks laiko, labai disciplina laike pas mane buvo. Kitas tranzitas. Kas yra tranzitas, paaiškinsiu, taip? Planetos juda aplink Saulę, taip? Ir planeta kiekviena turi savo laikotarpį, kiek jinai juda nuo vieno ženklo prie kito ženklo ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, Saturnas jis vienam ženkle, dabar yra vandenių ženklas, stovi 2,5 metų. Rahu, Ketu irgi apie 2 metus, 2,5. Jupiteris metus laiko. Marsas mėnesį. Saulė keičia ženklą kas mėnesį, todėl visi kiekvieną mėnesį Saulė keičia ženklą ir visi, kas žiūrite savo horoskopus pagal vakarų, jūs žiūrit, koks jūsų ženklas pagal Saulę. Jeigu gimėme rugsėjį, ženklas yra mergelė. Ir taip toliau. Tai tos planetos juda dangui ir užima tam tikrą ženklą. Kiekvienas iš jūsų savo astro žemėlapyje turėsite planetą skirtingose būstuose. Pavyzdžiui, pas mane Saturnas dabar eina per darbo ir karjeros ir socialinio statuso būstą. Taip, tai šita tema dabar man yra aktuali su Saturnu. Aš turiu tai fokusuotis ir čia dėti pastangas. Galbūt pas jūs Saturnas, galbūt jūs esate vandenis ir pas jūs Saturnas bus pirmam būste, jūsų asmenybė, tai išsiplėtimas jūsų asmenybės, jūsų charakterio, jūs galėsite save pažinti ir taip toliau. Tai suprasti, koks jūsų bus tranzitas, kokios tendencijos bus šiais metais pas jūs, reikia žiūrėti jūsų astrologinį žemėlapį ir tai galite padaryti su manim. Kviečiu į konsultaciją. Toliau, Rahu Ketu. Rahu Ketu tai nėra planetos, tai yra mėnulio mazgai. Jau mes perėjome į 2 valandą, taip yra 1 valanda pabaigta, man reikia dar 10-15 minučių, tai likit su manim, palaikykit.
Rahu ir Ketu. Yra ekliptika. Tai yra toks apskritimas, centre yra Saulė. Taip rodys. Čia sukasi planetos ir kažkur čia Žemė sukasi aplink Saulę. Saulė aplink Žemę sukasi Mėnulis. Ir jis turi savo mažą orbitę. Ir ten, kur orbitė Mėnulio susijungia su ekliptika Saulės, bet toj vietoj yra šiaurinis ir pietinis mazgas, vadinasi Rahu ir Ketu. Šitie mazgai yra labai svarbus, todėl kad Ketu rodo mūsų praeitį, mūsų prikauptas patirtis, talentus, ryšys su mūsų protėviais, o Rahu yra ateitis, yra ambicijos, yra mūsų iliuzijos gyvenime, tai yra Mėnulio mazgas rodantis, kur mus trauks per šį gyvenimą. Taip? Tai šita ašis šiuo metu danguje yra Ketu mergelės ženkle, tai yra Merkurio ženklas. Rahu yra žuvų ženkle, Jupiteris. Tai kaip tai pasireiškia mūsų erdvėje? Kokias energijas, kokias temas aktyvuoja mūsų erdvėje? Ar jums aišku, kaip aš dalinuosi? Ar viskas yra aišku? Nes aš pamenu, kai man kokie astrologai kažką šnekėjo apie planetas, man buvo toks, klausau, bet praeina pro ausį. Ar aš pakankamai aiškiai dalinuosi, ar jūs suprantat, galite įsivaizduoti? O, ačiū. Gerai, tai pasakysiu, kada prasidėjo. Tai praeitų metų, 23 metų gale, Ketu perėjo į mergelę, žuvytę, Rahu perėjo į žuvytės. Tai iki 25 metų, gegužės mėnesio, 5 mėnesio, tai yra 18 mėnesių, tai yra kaip tik pusantrų metų, ne 2,5, pusantrų metų, Rahu ir Ketu bus šituose ženkluose. Ir tai yra iš tikrųjų nuostabusis laikas, kai mes galime, kiekvienas žmogus, kuris apie tai svarstė, ieškojo, skaitė literatūrą apie dvasinį ir materialų pasaulio balansą arba gyvenimą. Tai dvasinis gyvenimas, kuris yra apie vidų, materialusis pasaulis yra apie išorę, kaip du sparnai. Taip, tai visi žmonės, kurie norėjo atrasti balansą, pusiausvyrą tarp šitų sričių, šitų gyvenimų, turės dabar tokią per ateinančius pusantrų metų galimybę. Kodėl? Nes Ketu mergelė yra 6 zodiako ženklas, tai yra 6 būstas. 6 būstas yra atsakingas už darbą, už socialinį aktyvumą, mano socialinę rolę. Tai yra būstas rodantis mūsų darbą, sakykime. Žodžiu, mergelė yra labai žemiškas ir materialus ženklas. Taip, jinai detalės mėgsta nueiti, jinai tokia labai žemiška diva mergelė. Žuvytės yra 12 ženklas zodiako ir jis yra jo energija, galima pamatyti per 12 būstą. Mūsų astrožemėlapis, mūsų horoskopas turi 12 gyvenimo sričių, 12 būstų. Ir 12 būstas yra paskutinis horoskopo būstas, kuris yra dvasinis būstas. Tai yra jau 11 būste žmogus pasiekė statusą, populiarumą, realizuoja savo visus materialus norus ir jis perina į 12 būstą. Taip, nes pirmas būstas tai yra evoliucija žmogaus. 12 būstas tai yra mokslas, išsilaisvinimas. Tai yra dvasinis būstas, dvasinė tema. Tai šita ašis 6 ir 12 būsto per ateinančius pusantrų metų mums stipriai groja. Tai reikia peržiūrėti, kiek tvirtai jūs stovite ant kojų. Mergelė.
kaip jums su finansais? Ar jūs turite kiekvieną mėnesį pakankamai finansų, kad padengti savo materialius poreikius ir norus? Tuo metu, kai jūs stovite tvirtai ant kojų, jūs galite pakelti akis į žvaigždes, jūs galite pakelti akis į kažką, kas yra aukščiau, kas yra ne apie šią materialų pasaulį. Taip, tai yra dvasingumas. Bet jūs girdite, ne, nuo ko aš pradėjau, nuo materialaus pasaulio. Nes žinote, kad Indijoje ašramuose vienuolynuose žmonėms prieš satsangą, per susitikimą su mokytoju ir žinių perdavimą, juos pamaitina. Duoda maisto prieš. Nes kai žmogus yra alkanas, aš jums sakau iš savo patirties, kai jis yra alkanas ir kai pabundi ir galvoja apie tai, kaip uždirbti, ar tikrai pavyks sumokėti už namus, labai sunku yra medituoti ir galvoti apie Dievą. Ar sutinkat? Galite paleisti man širdelių bangą, vaivorykštę. Todėl mes turim patenkinti savo, ir psichologija sako pagal Maslow piramidę, mes turime patenkinti savo pirminius bazinius poreikius. Tai yra maistas, tai yra kokybiškas miegas, tai yra sveikata, tai yra santykiai, kam reikia jau šito lygmens emocinio jausminio, ne kažkam nereikia santykių, kažkam reikia pamaitinti širdį, reikia emocijų, taip? Surasti savo socialinę rolę. Kas aš esu šitoje visuomenėje? Tai svarbus klausimas. Mes norim iš tikrųjų, visi žmonės, kurie sako, kad ieško savęs, jie iš tikrųjų šito atsakymą ieško. Kuo man būti, kad aš galėčiau jaustis saugus dėl, sakykime, ateities, gaučiau pinigus, kad man darbas šita rolė patiktų, aš jaučiu kažkokį pasitenkinimą, dvasinį arba materialų pasitenkinimą, taip? Visi iš tikrųjų šito ieško atsakymą. Ir tam mes turime astrologiją. Kažkam tai yra numerologija, human design, kas kaip, bet svarbu ieškoti ir atrasti. Nes jeigu mes užaugome sociume, taip, tėvai mūsų, profesijų ten nebuvo daug ir jiems sakė, kuo būti ir kaip dirbti ir gavo jau štai būtus ir uždarbius, taip, tai mūsų karta, mūsų laikas vandenio epochai, mes turime galimybę, nes vandenis šiaip jis irgi labai dvasingas, atrasti savo rolę, kuri yra, ten yra užkoduota astro žemėlapyje, kuri galės padengti mums visus šitus poreikius, materialius poreikius, nežemiškus, kažkokį pripildyti gyvenimo prasme, komunikaciniai mūsų visi įgūdžiai, poreikiai bus patenkinti. Mes visi turime tokią galimybę. Ir dabar tai yra, galima sakyti, gyvenimo trendas. Visi buvo, nežinau, stomatologai atranda, kad jie dar ir nori daryti gydomuosius masažus. Taip? Aišku, dabar trendą aš matau, kad visi per jogą pradeda. Eina į jogą, pabūna mokytojus, bet vėliau atranda kažkaip save. Toks yra trendas. Tai norisi pabrėžti, kad dabartiniam laike būtina surasti. Prieš naują, dar kai Saturnas perės į Rahu perės į vandenį, tai po 25 metų bus absoliučiai nauja era. Naujas laikas, kai mes visi būsime technologiniai. Visi turės savo soctinklus, turėsime savo avatarus sukurtus. Rahu, gyvenimas yra dabar Rahu laikotarpį, daug iliuzijų bus, daug neteisinglingų prasmių, daug fake mokytojų. Visa tai yra kita pusė to, kad šiaip dabar mes evoliucionuojame ir einame į kaip tik į dvasingumą ir savęs atradimą, bet kita pusė visą laiką egzistuoja. Taip? Nereikia būti realistais. Tai atrasti save, savo rolę, patenkinti poreikius, taip, ašis, mergelė ir žuvytės, balansas tarp žemės ir dangų. Rahu Ketus pasakiau, Rahu šiaip žuvytėse tai yra
naujų prasmių, naujų požiūrių, taip, atradimas. Ieškokite pokyčių savo pasaulėžiūroje, kaip jūs reaguojate tai, kas vyksta. Bet šiandien aš sakiau, ne, Saturnas to moko. Saturnas labai lėtai juda dangui, tai 2,5 metų, tai yra labai lėta planeta, kuri yra toli nuo Žemės ir jis savo tendencijas labai ilgai laiko, taip, labai stiprių tokį įtaką turi mums. Saturnas turi 2 ženklus, tai yra ožiaragis ir vandenis. Ožiaragis yra, aš gyvenu su ožiaragiu, mano partneris yra ožiaragis. Tai yra apie darbštumą, apie atsakomybę, apie atsidavimą tam, ką aš darau, apie discipliną, apie susitarimus. Pavyzdžiui, jeigu aš susitariu su savo partneriu, kad rytoj mes išvykstame 9 val. Ryte ir aš pabundu 9 val. Ryte, jis pyksta labai. Ožiaragis. Vandenis tai yra jau oro stichija, tai komunikacija globali, bendrystė, išsiplėtimas, ne, globalumas, maštabas. Nes Saturnas jis yra ir energija, kuri iš pradžių žmogų apriboja, bet tik tam, kad parodyti, kiek yra iš tikrųjų viskas plačiau, nei jis galvoja.